Sveiki draugai. Na ką, ir vėl ta laiminga minutė, kada pasiruošimo buriuoti darbai eina į galą. Ir kas gali būti smagiau nei buriuoti tokių, pažiūrėkite, orų. Vakar mes turėjome didžiulę audrą, kur privarė mums vėl sniego, išlaužė medžius. Na, dabar liktai audra jau po biškį rimsta, bet dar snyguriuoja. Ir kas gali būti maloniau nei buriuoti būtent per tokį orą. O maloniau gali būti tai, tuoj parodysiu. Kad šį kartą šiek tiek padarysime tokią gal bus kažkam įdomu, tarkime, išlikimo pamokėlės. Kaip išgyventi, tarkime, jeigu ištiks atominis karas ar bet koks karas ir jūs turite laivą ir pabėgote kažkur tai negyvenamą salą. Nu tai va, tai aš ir dabar pabandysiu plaukti, ieškoti kažkokios negyvenamos salelės, jeigu dar bus galima priplaukti, todėl kad ne visur dar atitirpę. Na ir bandysiu išlipti į krantą, galbūt parodysiu, kaip užsikurti ugnį be degtukų, kaip pasidarinti maistą, kaip pasigauti žuvį, na ir taip toliau. Ir iš tikrųjų užturėsiu dar vieną gerą nuotykį. Taigi, laukite tęsinio. Iki.